Sveiki visi lietuvaičiai, šiandieną kalbiname vieną drąsiausių merginų iš Lietuvos, kuri pasiryžo atvykti viena į Australiją. Iš tikrųjų yra rekordininkė, kuri spėjo per pirmas 3 dienas susirasti ir naują būstą, ir darbą. Tai iš tikrųjų papasakok Iveta trumpai apie save, kodėl tu esi tokia ypatinga ir kodėl tau taip sekėsi. Nežinau, nesu aš ypatinga, bet tiesiog reikia bandyti, ta prasme. Tiesiog reikia pasitikėti savimi ir viskas pasiseks, kaip sako, just do it ir viskas. Papasakok, kiek tau metų, ką veikėjai prieš Australiją, kokia buvo tavo patirtis? Man yra 24 metai, aš prieš Australiją studijavau universitete. Baigiau tarptautinį verslo administravimą LCC tarptautiniam universitete Klaipėdoje ir po to atvažiavau čia, nes tai tiesiog buvo mano svajonė ir kol kas nesigailiu. Kaip sekėsi iš pat pradžių Australijai? Kokia buvo tavo patirtis? Ar viskas iš tikrųjų taip lengvai klojasi, kaip man atrodo, ar buvo kažkokių tai barjerų, ar nežinau, depresija, ar baimės, kokias puolė, dar kas nors? Iš tikrųjų, tai, ta prasme, nebuvo labai lengva iš pat pradžių, nes buvo tasai šiek tiek streso, bet viskas iš tikrųjų suklostė gerai, nes kai reikia suktis, tai ir tada darai kažką. Jeigu reikia būsto, tai jo ieškai, jeigu reikia darbo ieškai ir jeigu ieškai, tai randi. Ką studijuoji Australijai ir kaip tau sekas? Patinka, nepatinka? Aš studijuoju marketingą. Iš tikrųjų, tai visai patinka. Grupiokai faini. Dėstytojai šiaip visai neblogi. Aišku, yra daug, kurie studijuoja vien dėl vizos. Bet iš tikrųjų, jeigu mokaisi, tai yra įmanoma kažką išmokti. Geras klausimas, geras atsakymas. Kaip reagavo tavo artimieji į tai, kad tu pasakai, kad tu išvažiuoji į Australiją? Nežinia kur, kažkokią tai tolimą šalį, apie kurį niekas nežino. Buvo daug kas netikėjo, kad aš važiuoju, nes aš tikrųjų pradėjau kalbėti, kad važiuoju į Australiją prieš kokius 2 metus prieš važiuojant. Kai kurie sakė bravo, labai faina, kad važiuoja, esi labai drąsi. Kai kurie atsveikino visam gyvenimui, vos ne su ašarom. Atgal kelių čia nėra? Taip, atgal. Sako, nebegrįši. Viskas. Reikės važiuoti aplankyti. Gal buvo visokių reakcijų. Teigiamų ir neigiamų. Papasakok, kur gyveni? Ar tai yra toli nuo tavo darbo? Ar kiek užtrunka keliauti nuo namų iki darbo, iki studijų? Iš tikrųjų gyvenu labai gerai vietoje, gyvenu pačiam miesto centre. Ir viskas yra labai arti. Tai man iki darbo nueiti peškomis. Pasite yra 20 minučių. Iki universiteto kažkur pusę valandos. Tai kadangi čia transportas nėra labai pigus, tai aš dažniausiai vaikštau visur ir visai sveikai gyvenu. Papasakok, koks tavo laisvalaikis? Nepaisant to, kad dirbi, studijuoji, ar turi laisvo laiko? Šiaip dabar laisvo laiko turiu gan daug, nes nedirbu labai daug. Einu susitikti su draugais, einu visokius renginius, nes čia yra gana nemažai. Ir kadangi aš gyvenu miesto centre, tai man yra viskas arti, aš galiu bet kada išeiti pasivaikščioti. Vasarą važiuodavau dažnai prie paplūdimio, nes yra visai lengva jas nuvažiuoti. Ir šiaip einu susipažinti su naujais žmonėmis, nes čia yra tikrai daug įdomių žmonių iš visokių šalių. Kaip jautiesi čia? Jaučiuosi tai dabar, tai labai gerai. Prieš tai nesijauti gerai? Na, tai ta prasme visko būna. Ta prasme būna, kad ir namų pasilgsti, bet kuo toliau, to man labiau čia pradeda patikti.
jaučiuosi vis labiau kaip namie ir pradedu prie visko priprasti. Tiesiog gerai, labai gerai jaučiausi. Ar užtenka tau įplaukų, kurias tu gauni iš darbo, ar tave remia tėvai, ar kaip prasimanai pinigų? Tėvai manęs neremia, niekas manęs neremia, aš pati save remiu, tai užtenka iš tikrųjų, kad ir dirbam pusę etato, tikrai yra įmanoma pragyventi, jeigu nesi kvailas, tai va, ir pastaupyti pusę etatą dirbant, nu kaip kada, bet šiaip tai jo, užtenka. Lietuvoje, manau, tikrai neužtektų man taip dirbant tokį darbą pragyventi. Ar daug bendrauji su australais? Ar turi nusistačiusi savo kažkokią tai nuomonę? Ar iš tikrųjų daugiau laiko praleidi su savo grupiokais, su atvažiavusiais iš viso pasaulio, tai yra tarptautiniai studentai? Su australais nelabai daug bendrauju. Aišku, ta prasme, nėra taip, kad aš su jais nesu bendravusi, nes australai, nežinau kodėl, bet gal jie nelabai įsileidžia tos žmonės iš kito rato, nežinau, bet šiaip daug bendrauju su žmonėmis iš kitų šalių. Tai, manau, yra visai nebloga patirtis, nes gali pažinti daug kultūrų. Ir iš tikrųjų turi draugų iš viso pasaulio ir, tarkim, keliaujant, tikrai, manau, turėčiau ką aplankyti dabar. Kaip iš tikrųjų sekėsi su anglų kalba, nes sako, kad australai turi kažkokią tai ypatingą anglų kalbą. Ar buvo problemų su to? Nežinau, man tai jokių problemų nebuvo, nes aš atvažiavau su gan nebloga anglų kalba. Aišku, pas jos yra kitokia anglų kalba, nes mano anglų kalba yra labiau amerikiečių. Tai yra tiesiog skiriasi kai kurie žodžiai. Jie, pavyzdžiui, kai kurios daiktus vadina visai kitais žodžiais. Bet, nežinau, tiesiog vis tiek tu viską išmoksti. Ir pas jas yra kitoks tarimas. Bet kadangi aš su australais labai daug ir net nebendrauju, dažniausiai mano klientai būna australai, nebent. Tai tiesiog nebuvo man tokių dėlių problemų, kad aš atvažiuočiau čia ir jaučiausi, kad nieko nesuprantu ir taip toliau. Ką rekomenduotum norintiems atvykti į Australiją? Ar yra tavo kažkoks tai specialus receptas, kurį tu rekomenduotum žmonėms, kaip pasiruošti? Tai, nežinau, išmokti kokio amato, ar baigti kažkokius tai kursus, ar tiesiog atsipalaiduoti, užsimerkti ir išvažiuoti? Nežinau, atsipalaiduoti labai nereikia, bet ta prasme nereikia čia nieko bijoti. Aš manau, čia ta Australija nėra kažkokia kita planeta, kaip kiti galvoja. Čia yra, ta prasme, žmonės kaip ir visam pasaulyje. Tiesiog atvažiuoti gerai nusiteikus, pasitikėti savimi, pasidaryti gerą CV ir tiesiog bandyti ir viskas. Kokie tavo tolimesni planai? Tu dabar esi berods šiek tiek daugiau negu pusę metų ar pusę metų. Ne, dabar jau iš tikrųjų greitai bus 8 mėnesiai, kad ir kaip tai būtų keista. Tai koks planas? Ar tu norėtum čia likti, ar nenorėtum, ir kokios tavo mintis? Nežinau, iš pradžių tai galvojau, kad nenoriu čia likti, bet dabar gal visai ir neblogai. Man čia visai patinka. Bet aš manau, dar kol kas aš jokių planų nedarysiu, nes mano viza dar nepasibaigs ilgai, tai tada jau planuosiu. Bet šiaip tiesiog dabar gyvenu šią akimirką ir negalvoju. Paskutinis klausimas, kurio nėra klausimų. Ką galėtume apskritai pasakyti apie Australiją, apie šitą patirtį ir gal ko nors išmokai kažko tai įdomaus ar kažką patyrei? Aišku, išmokau, kad iš tikrųjų bet kur įmanoma prasilaužti, išgyventi, bet kur įmanoma surasti draugų. Viskas yra įmanoma. Ir
šiaip išmokau daug dalykų, bet čia nepasakas. Ne plačiai publikai. Per daug pasakas. Jo. Važiuosit ir pamatysit, kaip čia. Taigi, kalbėjome šiandien su olimpinė Australijos laimėtoja Iveta iš Sidnėjaus. Taip, Ir jūsų lauksim Australijoje. taip. Pasimatysim.